Laiškai sielos analitikui. Nebesvarbu koks epizodas. Gaila tų jaunystės dienų. Ne todėl, jog jos buvo praleistos vėjais. Sunku patikėti, jog jos galėjo būti praleistos kitaip. Gaila tik suvokimo. To pasimėgavimo nebuvimo. Jo tiesiog nebuvo. Nors galėjo. Tos dienos galėjo būti labiau išjaustos. Bet to skubėjimo ir nuojautos, jog tai tik kelio pradžia. Kuomet viskas, ko troškau, buvo siekis kuo greičiau pasiekti vidurį. Ta vidurį, kuris atrodė, jog galys niekada neužsibaigti. Suprantu, jog gailėti praeities beprasmiška. Matyt, todėl gaila tik jausmo. Nežinau, ar galiu kažką pakeisti dabar. Bet suvokimas, jog jausmas svarbesnis už laiką, nes jausmas gerokai tikresnis. Tarp šių dviejų savokų mane ragina nuo šiol labiau susitelkti ties jausmu. Žinoma, yra kita problema. Bet taip ir turi būti. Pas žmogų visuomet yra mažiausiai 2 pasirinkimai, bent jau kol jis gyvas. Ir net pats gyvenimas yra pasirinkimas. Atrodytų, Camus šiek tiek žaidžia, tvirtindamas, jog esminis filosofijos klausimas yra savižudybė. Ar gyvenimas vertas, kad jį gyventum? Ir anot jo, į tokį klausimą turi duoti atsakymą būtent filosofas. Aš pritariu Fromui, jog pasirinkimas tarp gyvenimo ir mirties veikiau tarimas nei tikras. Fromas išsako mintį, jog tikras žmogiškas pasirinkimas tarp gero gyvenimo ir blogo. Dabartinis mano pasirinkimas tai protas. Ir tai problema. Bent jau taip atrodo. Protas stebi kitus ir ragina bjaurėtis ir maištauti prieš tokią koncentraciją ties savo paties jausmais. Stebiu tiek daug žmonių, kurie gyvena jausmais, bet niekada nesikliauja protu. Panašu, jog jie pastarojo net neturi. Juk jis toks pat tikras kaip ir tas jausmas. Vieniems duotas, o iš kitų galutinai atimtas. Ir abiem kraštutiniais atvejais, o taip dažnai būna. Žmonės nugyvena savo gyvenimą pakankamai laimingai, ar bent jau nesuvokia savo sunkios dalios priežasčių, kas jiems netrukdo didžiuotis ar net aukštinti savo personą, be jokios gėdos jausmo ar pagristos priežasties. Visai kas kita, kai šios dvi abstrakcijos yra nuolatinėje kovoje. Tuomet tie, mažiausiai 2 pasirinkimai įsilieja sąmonėje daugialypėmis savokomis, kurios kovoja už savo dominavimą ir išlikimą. Nuolatinis konfliktas – tai protas. Panašu, jog tai blogiausias pasirinkimas, kurio negali išsižadėti. Loginis prieštaravimas? Ne visai taip. Tiesiog esama nemažai žmonių, o aš tarp jų, juk tai mano prisistatymas, kurie mėgaujasi tuo, kas bloga ir kenksminga, net kai tai liečia juos pačius. Arba tik juos pačius. Ir padaro viską, kad paaukoti save kitų gėriui, ne su tikslu padėti kitam, bet su siekiu pakenkti savo. Apskritai, padėti kitam yra puikus būdas pakenkti savo. Aš tuo įsitikinau jau daugybę kartų. Bet toks savęs žalojimas primena, jog gyveni. Jausmas primena, kad gyveni. Sinestezija – tai jausmas ir pojūtis vienu metu. 2 pakankamai panašus dalykai. Skirtumo, tarp kurių kasdienėme gyvenime tiesiog nepastebime. Arba jau išmokome nepastebėti. Vienas tiesiogiai susijęs su išgyvenimu. Kitas suteikia šiam išgyvenimui impulsą. Bet ar iš tiesų jie gali egzistuoti neatsiejamai vienas nuo kito? Ar dangus gali būti ne mėlynas, o citrina ne rūgštimi, o tiesiog viltimi? Mes tokioms atsakymo paieškoms neturime laiko, jo visada trūksta. Net visagalis internetas, net jis kartais priverčia užverti kompiuterio ekraną, nes atrodo reklamos nesibaigs, jos užkniso juodai. Štai kur tas skubėjimas ir išgyvenimo išjautimo, išbuvimo, jausmo trūkumas. Laikas ir jausmas, taip pat sinestezija. Bent rasti laiko paskutinėje gyvenimo akimirkoje, stabtelti prieš grįžtant į nebūtį.